kaip Škėma rašė, kad visas gyvenimas tai yra tarsi tokia tyli ir atsargi kova, sukta kova su mirtimi. Laukimas visada tas tiksinčios sekundės, tos tiksinčios minutės, tai yra artėjimas prie amžinybės. Aš išgyvenau tą patį likimą kaip ir Škėma, tremtinio likimą, egzilio likimą. Tas tokis absurdo jausmas gyventi svetimam krašte visą laiką įsidvejinus ir jaučiant, kad priklausai, nei čia nepriklausai, nei ten nepriklausai. Esi tarp dviejų pasaulių, suskilusio, suaižėjusios sąmonės, kurie artėja prie šizofrenijos, prie pamišimo ir noro kompensuoti to, kad nėra kūrybos aktų. Kažkada patikėjau, kad žmonės manęs klausysis, tai nustebins. Taip, žinoma, nes čia sakoma neribotų galimybių šalis, kodėl? Tai reiškia, Garšva gyvena tarp šito tokio nostalgiško prisiminimo Aukštosios Panemunės, Soboro, tarsi dramblio kojomis įsirėmusio į Laisvės alėją. Ir reiškia, jis gyvena tais nostalgiškais praeities prisiminimais, bet jis iš Niujorko 40 metų pragyvenęs Niujorke, taip kaip aš pragyvenau 40 metų Niujorke. Tu kitoks. Keistas. O kas nekeistas Niujorke? Aš sakau, mėgaujasi sąskambiais. Aš ieškau užkirkimų. Per Antano Garšvos ir per Antano Škėmos biografiją liudija apie nenugalimą menininko troškimą pasipriešinti likimui per kūrybą. Jie prisipažino, buvau nutaręs jūs užmušti. Man emocionaliai yra labai svarbu, kad aš grįžtu ir nerimas didelis, kad pateisinti šitą galimybę, unikalią galimybę, kuri man likimas suteikė. Tai yra likimo dovana.